Sveiki, mėly sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas tinklalaidės žiūrovai. Aš esu Juris Belta ir paprastai kviečiu žmonės, kurie turi ką pasakyti, kad pakalbėtum apie tai, kas darosi sveikatos priežiūros sistemoje, kad sveikatos vadybininkai galėtų tobulėti, mokytis ir perimti vieną kitą idėją. Šiandien aš pakviečiau pokalbį gerbiamą Auristidą Gerliakienę. Ji jau buvo medikų sąjūdžio vadovė, dabar ir valdybos narė. Tai Sveiki. sveiki. Sveikatos priežiūros sistema, ji kažkaip funkcionuoja. Yra daug reformų, kontroversiškų, pavojingų, daug aistrų dėl to kilo, bet pakalbėkime apie žmogų, patį mediką, kuris patenka į tą sistemą. Ar ta sistema padeda tam medikui, ar nėra taip, kad ta sistema pradeda žlugdyti tą jauną mediką ir kaip gali tas jaunas medikas sąveikaut su tą sistemą, ja, kad sistema labiau padėtų, o ne taip, kad trukdytų ir galbūt ir galima ir kažką keisti, kas yra ne taip, nes, dėja, kad tenka kartais stebėti, kad medikai prisitaiko, vykdo formalus kažkokius reklamus, bet ne visada tai yra pacientų interesais. Tai prašom, Auristin. Sveiki, ačiū už skirtą laiką. Iš tikrųjų, jau senai man knieti kalbėti apie būtent apie mediką. Ir kodėl? Todėl, kad visai nesenai buvo jau viešai kalbama apie Povilo Kavaliausko disertaciją, kurioje jisai nagrinėjo medikų savo kolegų psichinės sveikatos būklę. Ir aš pasidomėjau, kad yra tikrai nemažai lietuvių mokslininkų tyrimų, tai yra ir Aušros Deksnytės, Žutautienės, Povilo Kavaliausko bent keli yra straipsniai paskelbti, Baranausko, Žiedelio su Pajarskiene ir Aukštikalnytės, kur nagrinėjamas yra streso įtaka medikų būsenai, kaip tai veikia. Ir iš tikrųjų tas poveikis yra labai žalojantis, nes iki 75% medikų patiria stresą, profesinį perdegimą, netgi jaučia apie 53% patiria nerimą, 33% turi depresijos požymių, apie 40% turi bent vieną psichikos sveikatos sutrikimą, apie 30% yra linkę į alkoholio ir kitas priklausomybės. Ir jų fizinė būklė yra gerokai prastesnė negu vidutinė Lietuvos gyventojo būklė, kas yra iš tikrųjų labai liūdna, kai mūsų medikai, kurie žino apie sveikatą daug, jie nesugeba pasirūpinti savo sveikata. Ir tada aš pradėjau ieškoti informacijos, kaip tas stresas veikia. Yra teorija Selye 61 praeito amžiaus metų, man atrodo, daug labai buvo dėmesio bendrai skiriama visiems tiem psichologiniam faktoriam. Ir jisai tą nagrinėjo. Ir būtent, kad perdegimas, depresija, depersonalizacija, bejėgiškumo jausmas atsiranda žmonėm. Ir kad tai yra vienas iš tokių faktorių, kuris tikrai labai stipriai veikia bendruomenę mūsų medikų, tai yra nuolat besikeičiantys teisės aktai. Taip pat yra labai stipriai išreikšta vertikali hierarchija, apie kurią aš jau ne kartą kalbėjau, tas pats mobbingas, kuris niekur nedingsta, taip pat naktiniai budėjimai, stresai, kontaktinis darbas su pacientais ir visa tai susidėjus gaunasi poveikis organizmui labai labai žlugdantis. Ar yra tyrimuose išskirta, kurie faktoriai yra patys svarbiausiai, turi didžiausią įtaką? Dėl aš tai klausiu, nes koks vadovas pasakys, ką aš galiu padaryti, čia politikai keičia įstatymus, dėl to tie vargšiai medikai taip jaučiasi, aš nieko dėtas. Iš tikrųjų, didžiausią žalą medikam būtent daro administracinė našta, kuri jau
Aš dirbau virš 30 metų ir kai atsidariau savo įmonę, tai į mano seifą tilpo labai plona papkutė, kur buvo įmonės licenzija, ten buvo, man atrodo, higienos pasas, nu ir kažkas tokio, ten man dar buvo e, rentgeno licenzija, nu, tokie pagrindiniai dalykai, kad aš galėčiau dirbti. Dabar aš turiu 2 dėžes didžiulės su įvairiausiom papkėm ir tai dar ne pabaiga ir tos papkės vis storėja, bet esmė ta, kad mano realiam darbui, mano efektyvumui, mano paslaugos kokybei tai neturi jokios įtakos. Visiškai tai yra kažkas šalutinio. Aš aptarnauju kitų tarnybų, kurios kuria va šitos visus dalykus, poreikius, ar kaip čia pasakyti, jie sukuria taisyklės, aš turiu jas pasitvirtinti, tada ateina tikrina, ar aš turiu, nu ir kas, bet esmė ta, kad tai, kaip sakiau, niekaip nesusiję su mano tiesioginiu darbu. Ir popierių gausa, jinai niekaip nepagerina nei prieinamumo, nei darbo kokybės, nei mano santykio su pacientu, nei mano atsakomybės, nei mano darbo rezultatų, kiek metų, tarkim, mano darbas veiks. Man yra keista to va, tokio formalaus administracinio darbo, jo vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Kaip biurokratija, kaip sako, aptarnauja savo poreikius ir juos patenkina ir jinai dirba savo. Ne kažkam, ne žmogui, ne kūrenčiam, bet būtent savo. Iš tikrųjų tai yra liūdna. Galbūt kažkas pasikeis, kai atsiras dirbtinis intelektas ir tos visus dokumentaciją, tą visą galbūt bus lengviau tiek sukurti, tiek prižiūrėti, bet prasmės aš tame matau labai mažai. Ir kadangi man dar teko dirbti Afrikoje, porą metų iš eilės važinėdavom su misijom, ten biurokratija veikia žymiai greičiau ir sprendimus priima paprasčiau. Vėlgi, tu dirbi su žmogum, tu jam gali padėti čia ir dabar, be jokių ilgų intro į tuos visus procesus. Tai mūsų europietiškas, taip vadinkim, biurokratizmas išpūstas jau iki beribis tiesiog yra ir niekam iš tikrųjų nereikalingas, tik tai mūsų resursais mintintis. Tai va, bet čia truputėlį nukrypom ir kaip galima tuos dalykus palengvinti, tai greičiausiai niekaip. Dabar irgi ateina naujos technologijos visokios, galima įrašyti paciento anamnezės, paversti tekstu iš karto, galbūt nereikia ranka rašyti, tokiu atveju įkeli ją sveikatą, bet sveikata neveikia. Na, daug tokių veiksnių, kurie nuolatos sukelia medikui frustraciją darbo dienos eigoje. Ką aš dar norėjau sakyti, kad kai domėjausi tą streso teoriją, tai po to atsidūriau ties Seligmano išmokto beigiškumo. Irgi teorija, jisai 69 berods metais ją pristatė ir kaip tai, tarkim, susiję su medikais mūsų. Tai jeigu yra didelis darbo krūvis, ribota kontrolė sprendimams, ypatingai dabar, tas labai jaučiasi, hierarchinė organizacinė struktūra, nuolatinis emocinis krūvis, konfliktai ir nepalanki darbo aplinka. Čia tiek su kolegom, tiek su pacientais, tiek su vadovais gali tas būti. Ilgainiui darbuotojai, jie pradeda manyti, kad situacijos pakeisti neįmanoma ir kad reikia prie to prisitaikyti, nieko nekeičiant. Tas nepasitenkinimas, jisai kaupėsi, ne visą laiką galbūt išsakomas konstruktyviai. Konfliktai dažniausiai užgniaužiami ir nesprendžiami, ir jie nesprendžiami ne tik tai kolegų tarpe, jie nesprendžiami ir vadovų tarpe. Vadovai irgi nemoka tvarkyti su tais konfliktais. Na ir tada įvyksta anksčiau ir vėliau sprogimas, arba žmogus susirga, gali būti kažkokia hipertoninė krizė, arba onkologija, ar dar kažkas, arba tiesiog paliekas įstaigą. Kalbant apie išmoktą bejėgiškumą, manyčiau, kad labai daug prisideda
ir universitetai, dėl to, kad kai ateina, sakykime, patys geriausi iš geriausių abiturientų, šimtukininkai praktiškai stoja į mediciną. Ir pirmam kurse juos labai stipriai nuskalpuoja kaip armijoje, tam, kad jie taptų tokie kaip nuolankus, negailima ir epitetų negražių. Kodėl aš taip kalbu? Aš mokiausi prieš 40 metų Kauno akademiją, tada vadinosi. Įstojau į institutą, baigiau akademiją ir po 30 metų mano dukra studijavo ir aš labai nustebau, kad pasikeitė žmonės, bet bendravimas su studentais nepasikeitė. Tai Visiškai. manau, nu praktiškai ne. Dėstytojai gali sau leisti rėkti ant studentų, kaltinti juos, kad jie ten žiopliai ir taip toliau. Na, man kažkaip Turbūt ne labai visi keistai. dėstytojai. Žinot, yra, kaip čia pasakyti, irgi akademiniai dėstytojai, akademinių dalykų, jie leidžia savo daugiau visą laiką. Ir tai, kai aš studijavau, buvo retas, kuris akademinis dėstytojas, kuris pagarbiai elgėsi su studentais. Taip, aš juos prisimenu ir labai gerbiu, bet daug buvo tokių, kurie tiesiog, jiems studentas yra pastumdėlis kažkoks tai tinginys, kvailys ir taip toliau. Tai jeigu tu pakliūni į tokią sistemą ir tu kiekvienais metais vis gauni tą dozę, tai tu paskui supranti, kad, gal ir taip, gal aš ir nesu vertas, negaliu tikėtis kažko, nes, gal aš iš tikrųjų esu žioplas ar dar kažkas tai su manim negerai. Dažnai tą kaltę prisima medikai savo, nors jinai visiškai nepagrįsta. Ir ta savivertė, jinai griaunama yra tol, kol, kaip sakiau, rezidentūroje vėl tu tampi pastumdėliu ir sistemos skylių kamšytojų, nes reikia kažkur pavaduoti, budėti ir taip toliau. Dabar vat irgi, kaip matom, ministerija ruošia naują įstatymą, kad atidirbtų jaunieji medikai regionuose, nors tai pažeidžia konstituciją, netgi susitarus iš anksto su studentais, kurie pradeda studijuoti, ar ne, vis tiek tai skaitosi, kad tai yra pažeidimas konstitucijos, bet su medikais galima elgtis kaip nori. Dabar irgi buvo teikiamas įstatymas, kad už netyčinę klaidą gali būti baudžiamas medikas. Tai lyginant su kitom specialybėm, turbūt tokios nėra tokio lygio. Ir kas yra įdomu, kad mes jau kalbam apie klaidos kultūrą daug metų ir lyginam save su skandinavais, kad ten yra mentorystė ir yra ieškoma problemos priežasčių, kodėl jinai atsirado, o neieškoma kaltų ir stengiamasi bausti. Tai tokių įstatymų teikimas, kur tiesiog baudžiama už netyčinę klaidą, jisai yra, kaip čia pasakyti, jeigu kalbėt apie vadybos principus, jis yra beviltiškai atgyvenęs ir Baudos labai prastai veikia tiesiog. tai jos ne tai, kad prastai veikia, jos atima motivaciją iš viso dirbti. Ir vat dabar galim prieiti prie Viktoro Franklo, kuris išgyveno koncentracijos stovykloje tik dėl to, kad turėjo tikslą ir matė prasme kažkokią tai, kada yra baudžiamas medikas už tai, ką jisai daro, už tai, kad jisai skiria gydimą savo pacientui tokį, kokį jisai mato reikalingą, o ne tokį, kokį apibrėžia ligonių kasų tvarkos, tai ką tai sukelia? Tai sukelia moralinį distresą ir žmogus, jisai praranda prasmę savo darbo ir nesupranta, ką jisai šitoje sistemoje veikia. Ir aš galvoju, žmonės, kurie mokėsi 10-15 metų, jie yra nuvertinami iki kažkokio tai eilinio konvejerio darbuotojo, kuris turi teikti ten, tarkim, tam tikrus vaistus pigiausius pirmo pasirinkimo arba
procedūras paskirti pacientui irgi pigiausias, nes taip yra naudinga valstybiniai ligonių kasai. Niekaip nesiderina iš to gydymo procesų ir mediko misija. Tai čia gaunasi toksai irgi žinutė labai keista iš valstybinių institucijų, kad jūs turit viską daryti pagal įstatymus, jūs turit gydyti žmonės, nes negydyti jūs negalite ir jeigu jūs kreipsis, jūs privalo gydyti. Bet mes, tarkim, nemokėsim jum už daugiau tų procedūrų, nes jūs esat godus ir va tokie biudžetai yra kaip laisvai jais dalinamasi iš institucijų, kurios turėtų koordinuoti visos sistemos veiklą, o ne stovėti ir žiūrėti iš aukšto į visus dirbančius toje sistemoje žmonės. Nes Prasideda, kodėl toks požiūris yra? Dėl ko valstybės kai kurių institucijų, ypač ligonių kasų, toks požiūris, kad jūs sukčiai vagys, reikia jūs kontroliuoti? Aš tai galvoju, kad dažnai tokie dalykai tai yra asmeniniai perkelimai pačių žmonių, kurie dalinasi tokiais epitetais. Tai vienas dalykas. Visai nesenai teko skaityti Norkūno, man atrodo, Facebook'e postą apie tai, kad ligonių kasos išleido 50 milijonų be konkurso vienai IT kompanijai, tai gaunasi dvigubi standartai, kad iš gydytojus baudžia už vaisto, kuris ten 10 centų brangesnis paskirimą, o patys leidžia savo taškytis milijonais ir ten berods 5 milijonai buvo iš viso neaišku kam išleisti kažkokiai tai, kaip neaiškiam projektui. Aš dar nepamiršau to atveju, kai ligonių kasos iš viso į banką padėjo dalį PSDF biudžeto ir paskiau gavę procentus jos pasidalino darbuotojams. Tai tokie dalykai toleruojami yra pačios įstaigos, tačiau visi kiti vertinami per padidinamą stiklą ir baudžiami. Kitas dar dalykas, kas man irgi labai kliūva šitoje sistemoje, kad tos koordinuojančios institucijos pačios sukuria precedentą klaidai, nes, tarkim, per dažnai keičia sąlygas kompensuojamų vaistų, nors jų tvarkų apraše yra, kad gali keisti ne dažniau kaip kartą per pusmetį. Bet ten buvo prieš keletą metų toks ranolazino skandalas, kur buvo vienas epizodas, kad per ketvirtį keitė 6 kartus. Ir tikrai medikai nespėja susipažinti su tom tvarkom, nespėja susipažinti su teisės aktų pažeidimais, tačiau jie yra kaltinami. Ir aš galvoju, kad tas neefektyvus teisės aktų keitimas, jisai sistemai yra daugiau žalingas ir jokios naudos nesukuria ir vertės jokios nesukuria. Jie negali pagerinti prieinamumo, jie negali pagerinti paslaugų kokybės, bet jie kepa visokius teisės aktų pakeitimus, naujus ir kartais visiškai absurdiškus ir nemato jokios problemos. Bet kai reikia kalbėti apie, tarkim, paslaugų pagerinimą ar apmokėjimą už naujas paslaugas, tai tada iškyla labai daug kliučių, per kurias būtent sunku perlipti šitų institucijų darbuotojams. Ir tiesiog manau, kad tradiciškai tas vertinimas, kad medikai yra vagys, kad medikai piknaudžiauja, suabsoliutinant, aš manau, kad jisai yra labai naudingas. Tu, kai stigmatizuoji kažką arba demonizuoji, tai tada tu įgyji teisę bausti visus. Nors aš sutinku, kad yra piknaudžiavimo ir jį reikia užkardyti, bet tikrai ne visus ir taip, kaip čia su dalgiu stoti prieš visą bendruomenę, tai reikia pagalvoti, o kaip ta bendruomenė jaučiasi ir kokios bus pasekmės. Ir jeigu mes turėtumėm tikrai labai daug medikų šitoj sistemai,
tai gal tai nebūtų taip labai skausminga. Dabar mediciną studijuoti renkasi tikrai daug mažiau žmonių ir visam pasauly, nes tai yra tiek studijos sunkios, tiek pats darbas labai atsakingas ir iki baudžiamosios atsakomybės, jeigu tu padarai klaidą, tu gali kaip susidurti su tokiom sankcijom. Valdininkai, jie vis tiek leidžia savo žiūrėti kaip į baudžiauninkus, į bendruomenės narius. O iš tikrųjų tai mes esam tos pačios sistemos dalis ir mes turim būti partneriai. Ir aš prisimenu tos laikus, kai panašiai elgėsi valstybinė mokesčių inspekcija, kai ateidavo ir tikrindavo verslininkus, iškratydavo dokumentus vos ne ant grindų ir ten sustatydavo visus prie sienos rankom ir buvo teroras tiesiog. Ir dabar pasikeitė tas bendravimas ir yra vertinama apskaita ir žiūrima, ar nepadarė klaidų, leidžiama pasitaisyti. Na, piktybiški dalykai, aišku, jie vertinami kitaip. Tai man labai norėtųsi, kad ir į ligonių kasų tą kokybę darbo ateitų būtent tie visi elementai, kurie dabar yra taikomi ir valstybiniai mokesčių inspekcijai. Kaip pasiekti? Pasiekti, jeigu buvo pasiekta mokesčių inspekcija, aš manau, kad tie patys mechanizmai, pertvarka, restruktūrizacija turėtų būti taikoma. Dabar kaip ir įvardėjama, kad 5 teritoriniai skyriai buvo sujungti, tačiau vis dar girdžiu, kad vertinimas tų pačių situacijų skirtingose skyriuose vis dar išlieka. Nes žmonės vis tiek liko tie patys, nesvarbu, kad dabar kaip ir viena yra įstaiga, tačiau kultūra, tradicijos jos išlieka. Aš manau, kad žmonės reikia mokinti, tai kaip ir visur. Čia nieko naujo, o jeigu nenori mokytis, tai tada reikia galbūt pakeisti tais, kurie mokytis nori, tai irgi labai nesunku, man atrodo, tokius dalykus padaryti. Ir atskirti, kur iš tikrųjų yra žala padaryta biudžetui, o kur padaryta gramatinė klaida arba tiesiog per žioplumą neparašyta, tai turbūt irgi nėra sunku, nes tos proporcingumo vertinant ir atrandant žalą, tai jo tikrai trūksta. Kiek reikšmingas būtų pačios medikų bendruomenės balsas? Šiandien pavyko sustabdyti vieno labai nepalankaus medikų bendruomeniai įstatymo pateikimą. Tai tikrai labai nedidelė bendruomenės dalis dalyvavo tame sustabdyme. Aišku, pavyko surinkti sveikatos teisės mokslų ekspertui Andrėjui Rudanovui 111 įvairių organizacijų ir draugijų parašų. Tame tarpe ten buvo ir medikų, kurie nesutiko su to naujuoju teisės aktų pakeitimu, bet bendrai medikų bendruomenę atstovavo vos keli asmenys. Ir aš galvoju, kad jeigu tokių atstovų būtų daugiau, tai tas disbalansas, kuris yra dabar kontroliuojančių įstaigų ir medikų, jisai būtų išlygintas. Nes iš principo, kur yra problema, kad ta pati įstaiga teikia įstatymus, ta pati įstaiga kontroliuoja, ta pati įstaiga interpretuoja situacijas ir ta pati įstaiga baudžia. Tai pažangiose valstybėse tokie dalykai, jie yra išskaidomi. Ta galia, jinai negali būti vienos įstaigos, vienos institucijos kaip išlaikyta. Jinai turėtų būti nepriklausomi ekspertai, nepriklausomas auditas ir kiti vertinimai, kur dalyvautų žmonės iš išorės. Mažai tų aktyvių žmonių yra tų medikų, nes paprastai aš matau visą laiką tie patys veidai yra 3-4 žmonės.
Iš tikrųjų, tai aš manau, kad čia yra daug faktorių. Vienas iš tų, kad medikai yra pervargę ir jie nebeturi noro domėtis dar papildomais dalykais. O kai tu neturi noro, tai tų žinių sukaupti irgi yra sunku ir trūksta medikam teisinio raštingumo, trūksta labai psichologinio raštingumo, kas yra iš tikrųjų būtina dirbant su žmonėm, kontaktiniam darbe. Manyčiau, kad jų įsivaizdavimas, kad susitvarkys su psichologiniam problemom patys, tai yra, sakyčiau, perteklinis ir noras išgelbėti visus ir visada tai irgi jie pakliūna į taip vadinamą Karpmano trikampį. Ne vieną kartą esu girdėjusi apie jaunus žmonės, kurie kalbėjo, kad atėjo į sistemą norėdami padėti, norėdami gelbėti ir jie įsivaizdavo save kaip superherojus, nors iš tikrųjų nepaisydami savo poreikių ir visą laiką gelbėdami kažką, jie pakliūna į tą Karpmano trikampį, kur nieko išskyrus manipulacijas ir tą nuolatinį resursų išeikvojimą tuščiai nieko nevyksta. Ir tu taip gali visą gyvenimą pragyventi ir likti nelaimingas, numirti nuo kokio nors infarkto, insulto ar onkologijos ir nesupras, kas atsitiko. Nors jeigu pasigilintum ir pasimokytum tos psichologijos, psichoterapijos, galbūt taip ir nedarytum ir tada skirtum daugiau laiko savo poilsiui, savo darbo ir laisvalaikio balansui tam ir kitų poreikių patenkinimui. Bet dažnai nuslysta į priklausomybės, negu kad bando spręsti problemas kitų būdų. Arba sako, kad šitoje sistemoje visi taip daro ir tada, jeigu kažkas bando daryti kitaip, jisai atrodo kažkoks išsišokėlis, netgi, sakyčiau, erzina, yra nuvertinamas, kritiškai žiūrima ir tarsi nori, kad kažkas išspręstų kitas jų problemas. Tai manyčiau, kad pirmiausiai, ką reikia padaryti, tai prisimti atsakomybę už tai, kaip jie jaučiasi ir patys turi tą situaciją pradėti kontroliuoti. Ir keist taip, kad jie jaustųsi gerai. Jeigu aš esu pavalgęs, jeigu aš tinkamai apsirengęs, jeigu aš esu pamiegojęs ar nepailsėjęs, tai aš tada galiu efektyviai dirbti. Bet jeigu aš kažko man trūksta ir tas mano trūkumas, deficitas yra lėtinis, tai tada viskas pavirsta ir deformuojasi į visai negražius dalykus, tokius kaip pacientai skundžiasi, kad gydytojai nejautrus, kad jie yra ciniški, kad jie abejingi. Tai ir iš čia ir ateina, iš nuovargio, iš to nuolatinio nepasitenkinimo. Čia ir tas Karpmano trikampis pasireiškia. Taip. Buvau gelbėtoju, tapau auga, dabar jau kažkaip baudėjas budelis atsigroja to paciento. Taip, būtent. Ir kaip tu gali išeiti, pavyzdžiui, iš šitų visų vaidmenų Karpmano trikampio, tai tik tai tapdamas autonomišku. O kas yra autonomija? Kada tu turi resursų. Kada tu turi resursų sukaupęs tiek, kad tau gana ir dar lieka. Tada tu gali dalintis, bet jeigu tu daliniesi iš nepritekliaus, tai išskyrus pykti tu nieko daugiau ir negali pasidalinti. Nes bet koks to trūkstamo resurso dalinimas, jisai sukelia susierzinimą, pavydą, kad kažkas kitas gaus iš tavęs tai, ko tau pačiam reikia. Ir tas nesusigaudimas emocijose, jisai irgi, aš manau, kad yra kaip vienas iš faktorių. Taip kad dabar aš girdžiu, kad jauni medikai, kad jie nebesiaukoja taip, kaip vyresnio amžiaus, kaip buvo įpratę. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes jie daugiau rūpinasi savo savijautą. Tačiau sistemai, kurioje trūksta medikų ir kuri įpratusi yra, kad medikas visą laiką bėgs padėti, aišku, kad yra
ateina sudėtingas laikas ir reikia tada galvoti, planuoti, galbūt kitaip tos medikų poreikį formuoti ir kitas sąlygas sudaryti, modernėti. Tai kontroliuojančios institucijos irgi turėtų keisti savo požiūrį, o ne gyventi 50 metų senumo kažkokiais įsivaizdavimais, ką tenka matyti, kaip tam tikri politikai, kurie jau senai baigė, gal kažkada tai gavo paskirimus vykti į kažkokius tai regionus ir jie nori tų laikų tvarkas perkelti į dabar. Na, keistokai atrodo, nes iš tikrųjų Tai neveiks. gyvenam netgi visiškai kitoj santvarkoje mes dabar ir pasikeitė laikai, pasikeitė technologijos, tam tikrą prasme net vertybiniai pokyčiai yra. Bet ministerija, jinai vat stovi kaip uola ir man tai net susidaro įspūdis, kad tarybų valdžia iš sveikatos apsaugos ministerijos taip ir neišėjo. Nes tos visos kaip tarybų valdžiai būdingi elementai, hierarchija labai griežta kaip kariuomeniai, po to noras viską valdyti planinės ekonomikos principais, kuriem būdingas deficitas nuolatinis, tai deficitas mes praktiškai 4 resursai, kurie yra sistemai reikalingi, jie yra deficitiniai, tai yra laikas, mes praktiškai nebeturim laiko gydyti ir jo vis mažėja. Ir čia kažkur Facebook'e nesenai skaičiau, kad gydymo valandai, klinikinio darbo su pacientu valandai tenka 2 valandos dokumentų pildymui. Ir su kiekviena reforma tų dokumentų pildymo dar labiau daugėja. Tai vadinasi, kad gydyti nebėra kada, o jeigu mes neturim kada gydyti, tai tada mūsų tas ligotumas yra didesnis ir pacientų nepasitenkinimas yra didesnis. Na, viskas susiveda į tokius neefektyvius sisteminius dalykus. 4 tie resursai, vienas laikas, kas būtų tie kiti 3 resursai, kurių trūksta? Trūksta finansų ir matom, kad labai stipriai ir labai keista buvo matyti, kaip ministerija trūkstant finansų dar labiau juos sumažino. Priimdama tam tikrų, kaip įstatymų, sveikatos ir sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus, jinai dar labiau sumažino finansavimą. Ir dar buvo finansų ministerijos sprendimas GPM lengvatas naikinti, tai vadinasi, pablogėjo sąlygos privačiam sveikatos draudimui ir kuris iš tikrųjų neblogai vystėsi ir vadinasi į sistemą jau vėl sumažės lėšos iš privataus sveikatos draudimo. Ir sistema liko be lėšų, be finansų, kurių tu negali iš niekur kitur paimti, nes yra monopolis VLK. Ir dar tiesa, 27 metais baigėsi finansavimas iš Europos struktūrinių fondų, tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip gydymo įstaigos galės įsigyti brangesnę aparatūrą ar kažkokius kitus dalykus savo leisti. Gal kažkaip pasikeis šitą situaciją, bet jeigu ne, tai tada tiesiog labai bus gili finansinė duobė. Dar vienas resursas tai yra žmonės, kur nėra jokio planavimo. Aš nematau prieinamų duomenų, kad galima būtų įsivertinti, kiek būtent gydomosios medicinos yra darbuotojų. Nei slaugytojų, nei gydytojų. Nes tie duomenys yra netikslus ir iškraipyti ir vertinama ne pagal fizinį asmenį, bet kiek darboviečių dirba žmogus, kiek jisai turi licenzijų. Tai pagal tą tvarką manęs būtų 2, nes aš turiu 2 licenzijas ir 2 darbovietėse dirbu. Tai yra visiškai neadekvatu. Jeigu tu nežinai, kiek pas tave žmonių, tu negali į ateitį planuoti, kiek tau jų reiks po 5, po 10, po 15 metų. O įvertinus, kad studijos trunka būtent tiek, tai tu jau dabar turi galvoti, kiek tu paruoši žmonių ateičiai.
Ir dar sąlygos darbo turi būti tokios, kad tie žmonės liktų Lietuvoje, kad jie neišvyktų į užsienį. Dar vienas resursas tai yra žinios. Ir žinių ugdymo, gilinimo, kvalifikacijos kilimo sistema dėja yra labai prasta. Todėl, kad nėra reguliatoriaus, kuris rūpintųsi ir tas žinias kokybiškas pateiktų bendruomeniai. Bet to bendruomenė irgi nėra suinteresuota tų žinių kelti dėl to, kad niekas nesumoka tau už kompetenciją. Nes ligonių kasų klasifikatorius buvo, man atrodo, 96 metais sudarytas ir šiek tiek pakoreguotas dabar. Kainų peržiūrimas jisai vyksta labai vangiai, tos kainos už paslaugas jos nėra didinamos tiek, kad apsimokėtų mokytis. O jeigu tinka ir tos žinios, kur baigiau prieš 40 metų ir aš galiu tą patį daryti, nu tai tada ir kvalifikacija yra atitinkama. Ir jeigu tu dirbi viešajam sektoriui, nu tai ir dirbi va taip. Mes sistemos greitai nepakeisim. Aurstida, kokios pačios mintis, kaip medikui padidinti savo vidinius resursus, kad būtų šiek tiek daugiau kaip išlipti iš tą įgautą bejėgiškumo duobės, kaip atsikratyti tą įgautą bejėgiškumo sindromą. Ar pats medikas čia kažką gali, ar be aplinkos, visuomenės ir vadovybės pastangų niekas nesigaus. Ar žmogus vienas yra kovotojas? Ar jis gali pats kažką keisti? Jisai gali visų pirma nelikti toj įstaigoje, kur yra su juo elgiamasi nepagarbiai, kur neatsižvelgiama į jo poreikius, ten, tarkim, grafikai sudarinėjami kažkaip jį išnaudojant. Tai pirmas pasirinkimas. Jisai turėtų mokytis spręsti konfliktus. Aš atsiprašau, kad įsiterpiau. Ar pirmas pasirinkimas nebūtų tiesiog komunikuoti, sakyti, kad aš nesutinku, kad su manim taip elgesi ir galbūt tuomet į tai bus atsižvelgti ir tada jau galbūt sekantis žingsnis, jeigu į mano kreipimąsi neatsižvelgiam interesus, tada palikti. Tai vat, ką aš ir toliau sakiau, kad konfliktų sprendimas tai jisai ne per vengimą konfliktų, o per konstruktyvias dėrybas ir komunikacija turėtų vykti. Tai man stebint dažnai tos pokalbius Facebook'e, aš matau, kad medikai labai jautriai reaguoja į tokius aštresnius pasisakymus kažkokius. Jiem tai yra nekomfortiška. Nes geriau tada, kad viskas būtų tylu, ramu, gražu, bet konfliktas arba kažkokia nepatogi situacija, kad jinai nebūtų apie ją diskutuojama. Tai irgi rodo, kad nėra įgūdžių ir kad daug dalykų yra priimama asmeniškai, kur visiškai netaikoma yra konkrečiam žmogui. Tai tiesiog reikia mokytis konfliktuose dalyvauti ir juos spręsti, o ne slėptis arba vaizduoti, kad viskas yra gerai. Dar labai svarbu negalvoti, kad viskas yra beviltiška. Ir jeigu, tarkim, matai, kad kolega yra bulinamas arba mobinamas, irgi nereikėtų nusisukti ir nestovėti. Nesakau, kad ten pulti ir muštis ar dar kažkaip tai ginti jo, bet apie tai kalbėti galbūt su vadovais, su tos įstaigos aukštesniais vadovais, spręsti tos dalykus. Galbūt kartais ir į teismą reikia kreiptis, kaip pat Vilniuje buvo vienos poliklinikos, reiškia, situacija ir pavyko laimėti teisme, nors ten ir vadovas mobino darbuotoją. Tokie dalykai, jie yra įmanomi, jeigu gali kažką kontroliuoti ir tą kontrolę stiprinti pats savo mažuose dalykuose, tai tą ir reikia daryti. Kaip galbūt mažiau reikėtų laukti validacijos iš savo tos artimiausios darbinės aplinkos, kai tu darai kažkokius dalykus, ar ne?
o juos tiesiog daryti. Ir kada tu juos padarai, tada ir savivertė didėja ir nesi toks labai pažeidžiamas. Aišku, gali bet kada ta situacija. Aš pati esu išvaryta, tarkim, iš darbo dėl to, kad nepritapau prie kolektyvo, man tai buvo pasakyta. Vat, buvo pagrindas mane atleisti, bet aš tada buvau ir labai jauna ir tai atrodė visiškai normalu. Dabar galbūt aš kreipčiausi ir į teismą ir laimėčiau, bet nu, aš iš kitos pusės džiaugiuosi, kad taip atsitiko, nes aš tada nu, mano gyvenimas kitaip susiklosti ir jis yra tikrai man įdomus ir aš visai esu patenkinta tuo, kaip viskas susidėlioja. Bet nereikia bijoti. Dar yra ta žmogaus savybė tokia, kad žmogus renkasi ne tai, kas geriau, bet kas yra įprasta. Nes kai tu žinai, kas tas įprasta yra, net jeigu tai yra ir labai blogai, tu žinai, kaip su tuo elgtis. Ir atrodo, kad jeigu tu pakeisi aplinką ar pakeisi savo elgesio modelį, kad bus tik blogiau. Tai nebus tik blogiau. Nu, galų gale vieną žingsnį žengus, galvos nieks nenukerta. Tu tiesiog gali pabandyti. Bet kartais ir 5, ir 10, ir 100 žingsnių nuėjus, pamatai, kad tikrai niekas nepablogėjo, o pagerėjo. Mhm. Ir galima, Keičiant, jo, jo, galima, įsiterpsiu, keičiant elgesio modelį paprastai pradžioj iš aplinkos yra gaunama daug negatyvo, nes aplinka buvo įpratusi, kad tu elgiesi kaip auka ir kaip tik tie pirmi signalai gali būti tokie patogeniškai stiprus, bet jeigu sugebi išlaikyti tą tinkamą elgesio liniją, taikyti tą naują modelį, tada tuomet ir aplinkas elgesys keičiasi, tave jau priima kitam amplua, kur tu esi labiau savarankiškas, pasitikė tave įsiklausę, nes iš esmės su mumis kiti elgesi taip, kaip mes leidžiame elgtis, nes tas pačios organizacijos kartais galime stebėti, kad vadovas elgesi nemandagiai, nepagarbiai, šaukia, rėkia, bet ne ant visų, jo, ant kai kurio ne, su kai kuriais elgesi pagarbiai. mano patirtis yra su vadovais labai tokia irgi įdomi, dėl to, kad kai aš norėjau, nu, kaip vieną tokį projektą prastumti, tai ir atėjau pas įstaigos vadovą, jisai pasakė, ko tu čia vaikštai, čia ne tavo reikalas, tu esi paprasta darbuotoja, eik iš čia. Tai čia buvo pirmas toksai susidūrimas, bet aš vis tiek, man buvo tas projektas įdomus ir aš norėjau, kad jisai įvyktų. Aš ieškojau išorėje, ne organizacijos viduje, bet išorėje resursų, kurie mane palaiko ir aš jų radau labai daug. Ir tai man leido ir suteikė jėgų siekti mano tikslo. Po to buvo kitas vadovas, kuris irgi sakė, kad negali visiems padėti, tačiau aš irgi, kaip pasakyti, nesureikšminau labai to negatyvaus vertinimo, bet toliau ieškojau palaikymo, ieškojau variantų ir man pavyko tos projektus įvykdyti. Kas yra labai svarbu ir ką aš akcentuoju, kad tu negali pakeisti sistemos viduje iš vidinių resursų. Jeigu tu nori, kaip sakiau, jeigu tu nori išeiti iš Karpmano trikampio ar aukos ar persekėtojo ar šito vaidmens, tu turi sukaupti resursus. Resursai yra randami išorėje. Išorėje tik tai, ne viduj. Nes viduj yra tas krabų kibiro fenomenas, kad jeigu kažkas pradeda lipti, tai krabai traukia atgal. Norėti validacijos vidiniuose tose aplinkose, tai yra neteisinga, nes tu sujauki visą sistemą, tu įneši chaosą. Žmonės jau pripratę prie to liūno ir jiem ten yra gerai. Jie gali burbuliuoti, kad jie nepatenkinti, kad viskas ten nepatinka, ne taip su jais elgiamasi, bet jie nieko nekeičia. Jiem yra gerai, jiem ten šilta, jauku, smirda ir viskas liuk. Bet jeigu tu pradedi kapstytis, tai tu esi išsišokėlis. Bet tu gali surasti
partnerių tokių pačių išorėje, kur yra daug. Ir tada į tą sistemą tu gali kažką ir naujo atnešti. Tai va čia aš matau tokį, mano toksai yra kelias. Dar norėjau paklausti apie vadovų rolę. Tai vat ateina naujas vadovas, kuris nori organizacijai daug ką pakeisti, jis nori kažką padaryti. Vat visų pirma, kur jis turėtų koncentruotis, ką jis turėtų keisti ir vat, kaip jis galėtų ištraukti personalą iš to liūno. Vadovas, kuris turi jau sukaupęs resursų ir ganėtinai daug, jisai gali tą padaryti, nes jam nereikia validacijos būtent tos sistemos viduje. Ir ten greičiausiai, aš taip galvoju, kad bus be galo daug pasipriešinimų. Be galo, nes ta sistema, kuri buvo su tarkim, neefektyviu vadovu, jinai buvo pripratus ir jai buvo patogu ir buvo susiformavę jau tam tikri mechanizmai ir ryšiai, kompensaciniai, kad žmonės, kurie dirba toj sistemoje, kad jie ten tiesiog galėtų būti. Galbūt su tam tikrais kompromisais su sąžine arba dar, žodžiu, patogi vietelė. Ir kai ateina naujas vadovas, aš tokius pažįstu bent kelis, tai tada vyksta konfliktas. Tada prasideda skundai, kad va čia taip, o čia jisai pertvarkys, o čia dabar skyrius uždarė, o čia sujungia, o čia anas, o čia tas. Gali pasklisti kažkokios kalbos, ten dėl korupcijos, dar kažko. Tai, į pažangius vadovus būtent žiūrima labai kritiškai, nes jie keičia visą struktūrą. Ir iš tikrųjų po to, kai pavyksta jam tą padaryti ir įstaiga pradeda dirbti efektyviau, atsiprašau, o ką tai reiškia, tai vadinasi, kad mažėja, tarkim, jos skolos, atsiranda galimybės taikyti modernesnės metodikas, tai po to jau tie žmonės, kurie yra sistemoje, jie tą pamato ir įvertina, kažkas galbūt pasitraukia, kažkas ateina naujas. Vadovas, jisai turi turėti išsilavinimą tiek teisinį, tiek finansinį, tiek psichologinį. Turi turėti labai daug vadybos žinių, ko, tarkim, senieji 30 metų valdę vadovai jie to neturėjo. Ir ne vieną, sakau, tokį pažįstu ir aš matau, kaip tą visą dinamiką ir mane tas džiugina. Ne visiems pavyksta, bet dažniausiai tiem, kuriem kažko trūksta. Auristida, ką dar pabaigoje norėtum mūsų klausytojams palinkėti? Iš tikrųjų, norėčiau turbūt suteikti viltį, kad jeigu nori kažką pakeisti, tai tikrai galima. Tai nėra labai lengva, nes pirmiausiai, kas dažniausiai yra nemaloniausia, reikia pasižiūrėti į save ir pasižiūrėti labai kritiškai. Ir tai, kas nepatinka savyje, dažniausiai tu tą turi su to susipažinti, tą turi priimti ir pakeisti, ko gero, neišys, bet tam tikrus dalykus tu gali naudoti ne visą laiką, bet tada, kada reikia. Ir kas medikų bendruomeniai yra labai būdinga, tai matymas savęs tik tai teigiam, tik tai tobulų, tik tai labai gerų, to pasiaukojančių ir taip toliau. Bet reikia pamatyti save visą, su visais savo resursais. O resursai tai yra labai dideli. Jeigu tu juos panaudoji teisingai, tai gali būti, netgi jų nereikia kažkur ieškoti toli, tu juos turi savyje, visus tos resursus. Tai nuo to gal reikia pradėti, nuo savęs, nuo savo teisingo, sąžiningo santykio su savim. Ir kai pradedi pats save keisti, tada keičiasi ir sistema. Ir kuo daugiau tokių žmonių bus, tuo bus geriau. Ačiū, Auristida. Gerai, ačiū Jums.